Atvarėm į patį populiariausią vietinį žuvies tašką. Chaosėlis geras. 30. Indijoje, taip pat ir čia man labai patinka būti tokiuose vietinėse arba Turkijoje, kur tokios plastmasinės kėdutės ir viskas labai pritaikyta tik vietiniams, tai kur turistai beveik neužeina. Tai yra pačios įdomiausios vietos. Pero bolsita grande no tiene. Así nomás tengo plato de. Está Así bien. nomás, de largo nomás. Sí, está De largo bien. nomás, no le echamos. No. Į Kontamaną mažų lėktuviukų mums pasisekė, kad šiandien nelyja, šviečia saulė ir nereiks plaukti greitaigę valtimi 8 valandas. O skristi daug linksmiau, kem 5 minutės ir vietoje. Šitaip sveria lagaminus, kai ruošimės į mažą lėktuviuką. Pažiūrėsim, kas bus padėdus. Štai mūsų lėktuviukas. Tai skrisim šituo nuostabiu lėktuviuku virš Amazonės džiunglių. A este lado derecho, primer asiento, suba caballero. A este lado. Pirmą kartą sėdi kaip limuzinė, šauliukų. La primera. Leidom Kontamaną iš karto, kitas oras, drėgmės daugiau, tokia pirtelė. Tai kaip ir viskas, šiandien jau lendam į džiunglės, ten nebebus ryšio, nebus interneto ir 3 savaitės eisim per dietos procesą, viską filmuosiu ir išėjęs parodysiu, kas ten mums pavyko. Kadangi turėjau pakankamai laiko pasivaikščioti po Pukalpą, radau tokį meistriuką, kuris gamina visokius šamaninius įrankius. Ir kas žino, kas yra HP, tokia indėnų medicina, kuri padaryta iš tabako miltelių sumaišytų su pelenais ir kas mėgsta tai naudoti, jau žino, kad egzistuoja tam naudojimui tokie įrankiai. Jie vadinasi HP aplikatoriai PEPI. Tai kitam žmogui yra įpučiami tie milteliai iš tokių. Ir visokių dabar žmonės prisigalvoja gražių jų pridaro. Tai man šitie labai patiko, tai aš irgi paėmiau parduotuvę. Toks vienas fancy. Yra spalvų skirtingų. Ir raudonas, labai šipybo stiliaus. Ir taip pat yra kuripė, self aplikatoriai. Yra varinių, labai gražus tokie, mėly, su aivaskos tokio mažų medžių gabaliukų. Ir yra vienas varinis ant šniuriuko. Ir yra visokių kaulinių, štai toks, su kristaliukais. Arba toksai su indėniuku, labai mielas. Arba irgi su kristaliukais ir aivaskyte. Tai va, jeigu kažkam įdomu, tai kur šitų įrankių įsigyti, nuorodos yra šito video aprašyme ir komentaruose. Iki!